Didis išdavimas. Tegu Izraelis viliasi viešpačiu. Tas viešpats yra gailestingas ir jo išdavimas didis. Salmino 60 skyrius. 7 eilutė. Kur yra Dievas, ten yra džiaugsmas, šviesa, gydymas, gailestingumas, tai yra meilė, ramybė, šlovė, stiprybė ir daug daugiau. Ten, kur Dievo nebėra, yra tamsa, niūrumas, nuodėmė, kaltė, nesėkmės, baimė, vienatvė, neapykanta, melas, nesantaika, neviltis ir daug daugiau. Kai gimė Jėzus, dangus buvo atviras ir piemenys pažvelgė į jį, pamatė džiūgaujančius ir muzikuojančius angelus. Tai buvo dangiška. Taip, yra taip. Ten, kur viešpatajus Apreiškimo knygoje skaitome, kaip bus danguje, tiesiog nuostabu, o ten, kur Dievui leidžiama veikti čia žemėje, viešpatauja jo prigimtis, džiaugsmas, taika, meilė, šviesa, apirkimas. Kai atėjau į tikėjimą, gyvą atpirktųjų minių, tuomet vadintų Jėzaus žmonėmis, vaikščiojo ir giedojo apie Jėzų gelbėtoją, kurie juos vadino keistuoliais. Tačiau jie buvo laisvi nuo narkotikų, neapykantos, savigraužos ir viso kito. Jie buvo laisvi. Taip, ten, kur veikia Dievo dvasia, buvo gausu išgėrimo. Tas pats vyksta artimuose rytuose ir daugelį didžiųjų miestų. Minios ten susirenka, vos tik užsimena apie Jėzų tūkstančiai, ateina į tikėjimą. Švenčia, džiaugiasi, ateina į šviesą. Išsiskiria visomis jėgomis. Vyksta džiaugsmo šventės, išganimo gausa. Kai kurie nusiteikia skeptiškai. Taip, argi jie nemato pasaulio problemų. Karas, kaita, infliacija. Taip, jie tai mato ir toliau džiaugiasi Jėzumi, gelbėtoju. Taip, argi jie nemato savo nuodėmių ir klaidų. Jie turėtų dėl to atgailauti ir nesitaisyti su tuo lengvabūdiškai. Taip, jie tai mato ir dėl to kenčia, bet vis tiek džiaugiasi savo gelbėtojo nuo visų nuodėmių. Jie ir toliau švenčia ir džiaugiasi Jėzumi bei atpirkimu. O kaip yra su jumis? Ar vis dar esate tamsoje? Ar vis dar esate skeptiški? Ateikite į šviesą, pas Jėzų gelbėtoją ir džiaugis kalti, laisva. Liudijimas nuplėštas, tamsa išnyko. Ačiū tau, Jėzu, tu esi mano gelbėtojas, tu man rėmė tokį, koks esu. Tu teidį, nugalėjai mirti, atskleidė tamsą, tu esi mano gelbėtojas. Amen.